paskutinė. Po to liks tik absoliučiosios ir suaugusiųjų pagrindinės grupės kovos. Na, o šiandien suaugę pradedantieji ir suaugę veteranai. Suaugusieji pradedantieji iki 68 kg pirmoji šios dienos kova Paulius Cicėnas prieš Tadą Bybartą. Paulius Cicėnas iš Vilniaus kovos menų centro smauglys, jo treneris Ričardas Piepolis, Tadas Bybartas iš šakių ošimo, jį treniruoja Vytautas Smirnovas. Veiksmas neilgai trukus nuo kovos pradžios, keliasi į parterį. Pozicija iš viršaus užėmęs Paulius Cicėnas, vilkintis raudonais marškinėliais. Tadas Bybartas bando gelbėtis, imdamas varžovo sprandą, mėgindamas kelti kojas ant jo ir atlikti trikampį smaugimą. Pavyksta tai padaryti Tadui Bybartui bei tapti savo svorio kategorijos čempionu.